Labas, šiame įraše parodysiu, kaip Selmo gali padidinti tavo pardavimus socialiniuose tinkluose. Jeigu prekiaujate tiesioginės transliacijos metu, pavyzdžiui Facebook, jūsų klientai gali pateikti užsakymus tiesiogiai, naudodami kodus komentaruose, kuriuos jūs pateikėte tiesioginės transliacijos arba įrašo metu. Kaip čia? Klientai įvedę kodą, pavyzdžiui Selmo 10, iš karto gauna automatinę santrauką per Messenger su nuoroda į savo užsakymą. Jie taip pat gali tęsti užsakymą ir iš karto jį apmokėti, pasirinkus patogų mokėjimo būdą, o jūs galite viską matyti Selmo valdymo skydelėje, užsakymų sąrašą, apmokėjimų būsenas, galite generuoti siuntimo etiketes bei sąskaitas faktūras. Jei klientas paprašo pridėti papildomą prekę, galite nueiti į pokalbį su juo ir redaguoti jo krepšelį. Paspaudus ant krepšelio galėsite patogiai pridėti papildomą kliento norimą prekę. O jei neturite pastovaus prekių asortimento ir netvarkote savo sandėlio, galite naudoti įrankį transliacijos. Spustelę ant kliento komentaro galite lengvai pridėti prekę į jo krepšelį, o pasibaigus transliacijai galite vienu paspaudimu išsiųsti visas santraukas klientams. Tai išties labai paprasta. Mūsų sistema taip pat siūlo daugybę papildomų funkcijų, tokių kaip pranešimų siuntimas, automatizuotas pardavimas iš įrašų, internetinės parduotuvės kūrimas ar pardavimas programėlėje. Išbandyk Selmo nemokamai.